Lapkričio 4. Bet išsižadėjo visko, priimdamas vergo prigimtį. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 7 eilutė. Taip kaip nė vienas žmogus negali tarnauti dviem ponams ir juos abu patenkinti, nei abiejų atžvilgių elgtis teisingai, kai jų interesai yra priešingi, taip ir mes negalime patikti Dievui, tarnauti jam ir teisingumui, ir tuo pačiu metu patikti priešininkui, šio pasaulio kunigaikščiui, kuris karaliauja dabartinės dispensacijos metu, bei patikti tiems, kurie sutinka su juo. Visi Dievui pasišventę žmonės, kurie nori krauti savo turtus danguje ir būti turtingi Dievuje, turi noriai sutikti su tuo, kad bus nepopuliarūs tarp tų, kurie nėra pasišventę ir kurie, nesvarbu kokį jie turi išpažinimą, iš tikrųjų tarnauja mamonai, savanaudiškumui, dabartiniam gyvenimui, nepašvenčia tų reikalų, kad galėtų pasiekti karalystę. Ši eilutė, bei einančios prieš tai ir einančios po jos, kai yra teisingai išverstos, priklauso pačioms stipriausioms eilutėms Biblijoje, parodančioms, kad Jėzus ne tik kad nebuvo visagalinčių dievų tėvų, bet ir atsisakė savo prigimties ir pareigų, tai yra tai, ką turėjo prieš ateidamas ant žemės, kad taptų žmogumi. Ir todėl, kai gyveno ant žemės, nebuvo dievų žmogumi, bet prieš jo pradėjimą iš dvasios buvo tik tobulų, nenuodėmingų žmogumi. Pasakymas bet išsižadėjo visko, priimdamas vergo prigimtį, teisingai išverstas, reiškia, kad atsisakė savo prigimties, kurią turėjo prieš ateidamas ant žemės, ir savo pareigų su visa jų garbe. O pasakymas pasidarydamas toks pat kaip žmonės reiškia, jog jis priėmė žmogišką prigimtį. Tokiu būdu tapo prigimtimi ir charakteriu tiksliu tėvo Adomo ekvivalentu, atitikmeniu, o tai leido jam tapti išpirka už Adomą ir jo giminę. Klausimai: kaip mane paveikė Kristaus nusižeminimas šią savaitę? Kokiu būdu, kodėl? Bet išsižadėjo visko, priimdamas vergo prigimtį. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 7 eilutė.